Televizijoje matau, vienas kitas čia sėdė. Jūs esat boba ar vyras, man pasakyti? Oi, čia geras klausimas, žinokis, aš tai, kad ten toj reklamai kavos two in one. Jeigu reikia biskį boba, jeigu reikia vyras, viskas. Tu sakai, kaip tau reikia, aš padarysiu viską. Jau dėl tavęs, tai negaila. Jūsų guzikus galima pačiupyti? Pabandyk pačiupyti, tikriausiai per nagus, čia ne guzikai, o čia razinkus, čia ką? Nosis laužyk. Ne, tegu gyvena žmogus. Fainuolis, paskui nebus kam televizijos. Aš spėju, kad esat pagyvenęs vyriškis. Sakykit, gal vaikystėje patyrėt kokią psichoanalitinių traumų, kad turit polinkį. Jo, žinok, iš griūšiais nukirtau išskeistom kojom ant tvoros. Tai viski balsas suplonėjo, bet nieko. Šiaip tai sakoma, kad ekshibicionizmas yra, kai rodaisi žmonėm, toks ištvirkimas. O persirengimas moterim yra tam tikrą prasme fetišizmas. Kaip jums pavyksta suderinti tą ir tą? Bet tai kaip aš tau jau sakiau, gerėdami pagal poreikius. Jeigu reikia, tai tik tai... Jeigu nori, aš nusirengsiu, nori, ne? Ne, nereikėtų. Bet jūs man pasakykit nenusirengdama. Jūs persirengėt ir kas apačioj, ir striusikus, staniką. Jo, žinok, tik tai yra pusė, mes įstringus, nei tą pusę apsiriau. Ai, tu savo, pabandyk, žinok, gerai apsiverksi. Stringus, na... Nu, nei to gal apsivę pristriuoka, žinai, galvo, kad čia man dabar neteip. Bet nėra ant galvos stringų pas. Tai negalvos mūviau, čia, žinok, pakulos tokios biskį. Pakulos? Nu, čia irgi nuo Marijampolės, žinai, ten linai, viskas, tai čia biskį va spalius įsibarščiau ir atvariau pas tave, žinai. Labai... Ko tos mergyčios žengia, klausyk, čia čiulpyzų, neturi tiek čiulpyzų, panaus nežiūrykit. Vieną galyčią. Broniukai, daug čiulpyzą, šitą šviesi pagedas visą. Nu, tu nesimėtik, žinau, gaidelis vištyti akį į suriešų, tu išmušiau čia saldanis parvaro, nebaik. Labai keistas žmogus svečiuose. Jūs ką turit savo... Patricija, valgykis, vaikelį. Užsikieš, Kašikė. Patricija, čiulp. Patricija, imda, duok, užkieštų ją piskį. Nevadyk, reik. Jūs rengiatės ne šiaip moteriškais drabužiais, bet tautiniais moteriškais drabužiais. Jo, vaikelį, žinokas, aš jau kai sąjūdis prasidėjo, tai aš jau vardan tos, vaikelį, tai aš nežinau, jį nusirengiu ir apsirengiu, kai reikia. Jūs panašus esat į tautiniais drabužiais apsirengusią Prunskienę, kurį apsimeta zanavykai. Ant Prunskienės tema, aba gerai, aba nieko, žinokis, mudvė abidvi sykių žemę arėm ten, žinai, cviklius ravėjom, rapukos viską, tai žinok, apie Kazimierą čia man biskį tu galvau, ką sakai. Tokia faina moteriškė. Kitaip apversiu. Prunskienė mane versi. Jūs panašus su šitais rūbais kaip... Panašiai, nemaišyk lyčių tu čia šiandien. Palaukit, jūs man painiojat man galvą. Jūs panašiai esate į Kazimierą Danutę Prunskienę, norinčią būti panašia Aušrinė Marija Pavilioninė apsirengusi šitą maišą. Čia kažkaip labai sudėtingai pašnekėjai. Yra mada, yra stilius. Yra mada, yra stilius. Va, supratai, stilius, čia toks aš dabar stiliova čia ir karočia. Jūs savo stilių jamate variantai iš Genadijaus Kazanovo, B iš Juozo Zabaliausko ir C iš Liudviko Viktenšteino. O jo fana, čia gal. Žinota Zaiceva, ten Zita Zaicevas man ten, zuikis lietuviškai, ne? Ne, pasižiūrėjau, žinai, iš lietuvių tarybinės enciklopedijos, kur yra parašyta, ten tautiniai rūbai lietuvių, viską, tai aš žinokis iš to, žinokis, perėjau per skudurynus ir nusipirkau, žinok. Pasakyti jūs apie tos skudurus. Tai kaip yra gyvenime, tu vyras ar moteris, nu? Hebrytė, nuklausykit su savo lokatoriais, biskį kamudu su Broniuku. Uždėkit raidę ir parodykit. Jo, kur vietoj tą raidę dėti. Aš jau sakiau, jeigu reikia, pabūsiu į to. Koks didžiausias miestas yra, kuriame jūs esate koncertavęs? Kavarskas, Maišiagala ar Senoji Akmenė? Ne, vaikelį, buvau, žinokis, iki mane Girtą nuvežė, Girtą parvežė, bet sakė, kad į Lenkiją veža. Jo, čia toks miestas pasienį yra, žinokis, kažkas nuo Viagros, ten Vigrai, žinokis, va, te buvau. Koncertą apturėjau vieną, žinokis, kaukiau kaip kalėdų, bet atsistojus nieks nežiūrėjo.
Kokia Zizirskienės Apolonijos mergaitinė pavardė? Tik ne Brazauskaitė. Ne, ir ne Pronskaitė. Apolonija Prunkevičiūtė. Jūs su kažkokiu keistu oligofreniniu akcentu šnekat. Iš kur jūs kilęs? Iš Zavykų jau minėjote. Jo, tu gerai girdėjau. Baravykus kažkas. Ką? Baravyk. Jūs... Tai baravykai Dzūkijoje, ten su Valkijoje, tai visi tokie, žinai. Nu, davai. Sakykit, kad gera klausa. Aha. Jūs turite kokį naminį gyvulį? Turiu. Kas toks? Turiu ožką. Baisiai patogus gyvuliai, žinokis. O kalakutą? Ne. Ten kalakutą link Marijampolės, ten tie visi, kokia ten ta firma tuos kalakutus augina, nežinau. Ar mėgstate grybauti ir kokie grybai labiau patinka, žinotosios žvigniabugubinės ar plaukuotosios šlapplaušės? Šlapiaputės. Oi, tai svietė, kad... Kur ten mergos nuogos? Tokių grybų yra. Ką? Ten su ta mintim, kur mergas nuogos. Jie ne grybai, jie ne uogos, dzūkų mergų matytųsi visos grožybės. Su užpakalinė mintim, sako apie nuogas mergas. Jeigu jie grybai, ne uogos, ant dzūkos mergos šiknos matytųsi. Labai jo, čia jau ką jau. Šiek plėstam, tai kulnų nenusidaužyk, be žvengdamas. Šitai Freudą suvaryti, nu. Grybai patinka, man patinka grybai visokie. Reikia prie rimtesnių dalykų, jūs gyvenime esat kas, girdėjau, dizaineris? Jeigu galiu padizainuoti, aš tave vaikelį nesikelsi. O dviesi su Egle, kai griebsim, mes viską galim. Mes ir iš kelmo žmogų padarom. Beleka. Ir iš tavęs padarytume. Jūs esat, kaip supratau, dizaineris, ne? Tai spėkit, kas padarė šitos studijos dizainą? Ne, aš tikrai. Ne, atspėjote, aš padariau. Vat norėjau sakyti, nes jau taip, žinai, viskas pagal ružavą ir žydrą. Nors ir krokodilai būna žydri, tai čia nieko. Jūs Ostapenką pažįstat, mano draugą? Ai, ta, kur dainuoja dviratukas mano šito? Jo. Tas ten, kur tą visą to dainininkų žmoną birbino, tas kur pats. Kur birbina visus, kas... Dabar reikiant visos Lietuvos, aš čia. Nepažįstu. Pagal interjerą sprendžiant. Ką? Iš Baltarusijos emigravo jie dviese, nes pagal interjerą sprendžiant. Yra labai sąžiningas žmogus. Nepažįstu. Labai sąžiningas, jisai yra birbinės mane, bet niekad kol kas apie tam nieko nesakė. Ai, nieko nesakė? Niekam nieko nesakė. Jūs esate dizaineris. Ar bandėt kada nors nusipjauti ausį kaip Van Gogas, arba uosit kokaino kaip Čiurlionis? Jis jaučiasi per metrą nuo kokaino. Ai, Čiurlionis, aš neuosčiau. Per metrą tai aš čia dainavos geriau ant drąsos, dabar, žinai, dzūkai tik dainavai laką, bet šitą... Ir man siūlė. Jo. Jis tokį gėjų jūrą. Aš ten taip pat, pažiūrėkit, irgi tas pats. Aš tai žinok, irgi pas tą patį darausi, bet... Jis labai geras, labai pojūtį turi. Ne, tai aš ten pas gėjus nelabai, žinai, vaikštau. Bet namie pasidarau susivėliu, kad kas čia ir, žinai, tu Boba nebuvęs nesuprasi, žinai. Aš Boba nebuvęs? Neįsivaizduoju Bobą, kai šepė, jie blėlės. Taigi Ostapenko įdarė, kaip jis nebuvo. Ostapenko darė, žinai. Ir kaip jūs čia mieste visko žinot, aš tai čia pas mus kaime tai dievulio, ten grybai uogos ir tie spuogai, kaip sakė. Patikrinsim dabar jūsų filologinės žinias. Kaip reikia sakyti, humoras ar jumoras? Vat ir atsakykite. Na, kai buvau Rusijoje, žinai, supranti, kai su rusais šnekuosi, karočiavo, tai sakau jumoras. O su tavim tai humoras, bet čia, žinai, dar žiūrint, su kuo kalbėsi su tais humoristais. Aš sugalvojau bairį, žinai, kodėl humoras? Nu, žodžiu, humorojus. Labai juokinga, tai, žinai, žiūrint, kuriuo gal juoksiesi, jeigu anuo. Ar Lietuvos tai klaunai visi, žinok, baigtų? Koks humoras? Tai jeigu anuo galu juokiesi, tai nu hemorojo. Ar teisybė, kad Lietuvoje geriausiai humoristai gaunasi iš tų žmonių, kurie vaikystėje lankėsi pas logopedą, kuriuos jas gydė kaitintom replėm? Kaitintom replėm, ne? Ne, žinokis, matai, nepakliuvau šitaip. Aš jau minėjau apie tą tvorą, žinai, o dabar tokios ligos pas mane tai įdomios. Aš neseniai, žinai, buvau pas daktarus, tai man nustatė tiesiosios žarnų suminį pleuritą, su meningitų požymis perinantį kairės kojos pėdus gangreną ir besikomplikuojantį niežus. Tai aš dabar net nežinau, kaip gydytis, ažaulytę mačiulpyzais. Va. O kuo tu gydaisi, jeigu tau ten tas hu-hu-hu? Homeopatika? Ir vėl,